14 vasario mes su Goras, su Valentino diena Gorai einam. Demonstruosime darbą per atstumą. Gražų darbą per atstumą. Na, čia, kaip sakyti, automatiškai demonstruojamas įmas greta, šuo eina ramiai, nei tempia, nei atsilieka. Nu, ar pameni, Gorai, kad tu vaikščiot nemokėjai, a? Vaikščiot nemokėjai. Na, kompleksą šalia mes jau demonstravome praeitame filmuke, nu, o dabar mūsų galutinis etapas, kompleksas darbas per atstumą. Tai yra esmė dresūros, nes pavadys numetamas šalia šuns, šuo gali pabėgti ar prieiti, be išlaikymo, o rezultate jis turi nuolankiai laukti kitos komandos. Nu, Gorai pademonstruosime mes savo pasiekimus. Komanda sėdėti. Numetam pavadį, traukiamės. Būtinas išlaikymas, nes šuva, kaip mažas vaikas, jam sunku pabūti vienoje pozicijai, jis gudrauja. Skubas padaryti senkačio komandą. Komanda gulėti, delnas žemyn. Komanda sėdėti. Ir mūsų sunkiausia komanda stok, būtinas išlaikymas. Šuo nori paeiti, aš net padidinu atstumą, rodo pirštą jį, lyg prikalčiau, nuleidžiu rankų, užfiksuoju ir šaukiu, pas mane gerutis, šaunuoliukas. Na kągi, paprastai mes su šuniukais dirbame be maisto. Nu, bet su šitom apžorom, nu, be abejo, kaip sakyti, kare naudingos visos priemonės, ar ne? O dresūra irgi, taigi aš su juo irgi, dabar, tarp kitko, nesenai pradėjau naudoti maistą, žodžiu, nes jau turi tokio specifinio sauso maisto, jie kaip narkotikai nori, taip, sakiau, šitą sausą aš bet ką padaryčiau, taip. Na, viskas, perduok linkėjimus šeimininkams, mes einam toliau dirbti, po to filmuosime broliuką, vestuką, taip, ar ne? Sėdėti. Gulėti. Sėdėti. Stok. Nu. Stok. Na, čia buvo broliukas Vestas, taip, ir Vestas viską moka. Ir Vestas pas mane gerutis, ir Vestas viską moka. Šaunuolis, na ir tu perduok linkėjimus. Sakyk, pas mus viskas gražu, taip. Švenčiam šventes, taip.